Įsivaizduokite, kad įšokau į laiko mašiną, nukėliau ją į 2018 ir pasinaudojau progą jums pasakyti, kad komikas leistų Vladimirui Putinui surengti paradą Maskvoje 2026. Iš pradžių tikriausiai pagalvotumėte, kad tai buvo pokštas. Juk sakiau, kad leidimą duoda komikas. Tada, 2020-aisiais tikriausiai labai supyktumėte, kad aš nepanaudojau savo laiko mašinos sustabdyti beprotiškos pandemijos. Tada, 2022-aisiais dar labiau supyktumėte, kad aš nepanaudojau savo laiko mašinos sustabdyti pačios invazijos. Bet galiausiai, atėjus 2026-iems suprastumėte, ką turėjau omenyje. Rusija šiandien surengė savo kasmetinį pergalės dienos paradą. Ir kadangi Zelenskis buvo toks dosnus ir leido jam įvykti, pagalvojau, kad galėtume kelias minutės tiesiog pasižiūrėti nuostabius vaizdus iš šio renginio. Taigi, kartu su linksmomis parado vaizdo ištraukomis, kurios dėl kažkokios priežasties vis dar filmuojamos 720 praiška, pažiūrėkime, kaip mes priėjome prie šių improvizuotų paliaubų, kodėl jos buvo patikimos ir kaip Ukraina jau pasinaudojo parado saugumo spraga, nepaisant paskutinę minutę pasiekto paliaubų susitarimo. Pradžiai turėtume apžvelgti, kas įvyko. Jau maždaug mėnesį Rusija nerimauja dėl savo propagandinės kampanijos ir kasmetinės Sovietų Sąjungos pergalės prieš nacistinę Vokietiją didžiajame tėvynės kare šventės saugumo. Taip nutinka, kai jūsų oro gynyba jau kelis mėnesius nesugeba sustabdyti Ukrainos dronų. Apie juos pakalbėsime netrukus. Susidūrusi su šia dilema, Rusija paskelbė vienašalį ugnies nutraukimą gegužės 9. Ukraina pažymėjo, kad negalite tiesiog paskelbti ugnies nutraukimo, kai jums tai patogu, ypač kai Maskvoje jūs jau nebekontroliuojate karo tempo. Taip, tai keistas sakinys, kurį ką tik ištariau, bet kiekvieną jo žodį turėjau omenyje. Zelenskis todėl paskelbė, kad ugnies nutraukimas galėtų prasidėti gegužės 6-ąją ir Rusijai tektų laikyti sąlygų iki gegužės 9-osios, jei ji norėtų ramiai surengti savo paradą. Rusija nedelsdama tęsė apšaudymą vos tik Ukrainos paskelbtas ugnies nutraukimas įsigaliojo, todėl visų akis nukrypo į Raudonąją aikštę, laukiant, kas galėtų būti susprogdinta po kelių dienų. Savaitei einant į pabaigą, akivaizdu, kad Kremlius pradėjo nerimauti, jog kažkas iš tikrųjų gali nutikti. Taigi, kilo klausimas, kaip išsisukti iš šios situacijos? Dabar, kaip jūs išspręstumėte šią problemą? Jums reikia žmogaus, kuris galėtų tarpininkauti šioje situacijoje ir turėtų priemonių parodyti įsipareigojimą taikai. Ir taip mes gavome Trumpo tarpininkautas paliaubas, kurių sąlygos labai skiriasi priklausomai nuo to, ko paklausi. Tinkle Truth Social Trumpas pareiškia, kad paliaubos truks 3 dienas iki gegužės 11-osios ir apims visą karinius veiksmus. Zelenskis savo ruožtų paskelbė paliaubas, kurios galios tik parado metu. Ir jei kas nors dar abejojo, jis pridėjo Raudonosios aikštės GPS koordinates, kad niekas nepataikytų į tą vietą. Dar kartą, štai koordinatės, į kurias niekas neturi pataikyti. Ir jis tai tikrai rimtai sako. Ir net jei jis tai tikrai nuoširdžiai galvoja, bet kas, norintis piktavališkai paklusti prašymui, tiksliai žinojo, kur pataikyti šalia uždraustosios zonos. Taip pat atkreipkite dėmesį į trolinimą. Zelenskis nusprendžia leisti Rusijai surengti savo paradą, už ką jam dėkoju, kad nepritrūkčiau reikiamos vaizdo medžiagos likusiai metų daliai. Na, pasirodo, paradas tikrai įvyko be jokių incidentų, o paliaubos atrodo laikėsi už Raudonosios aikštės ribų per naktį ir iki pat ryto. Bet kokiu atveju, skaitant tarp eilučių, abejoju, ar Ukraina tiki, kad Rusija laikysis paliaubų ilgiau nei tiek, kiek jai rūpi surengti paradą. Todėl Ukraina ir sutiko tik su parado laiku ir vieta. Tuo tarpu Trumpas nori perdėtai išaukštinti savo indėlį į pasaulio taiką, todėl, pasak jo, paliaubos turėtų trukti 3 dienas. Pamatysime, kaip tai klostysis. Apčiuopiama nauda, kurią Ukraina gauna už kelias ramybės valandas, yra apsikeitimas tūkstančių karo belaisvių. Tai yra dalykas, kurio neturėtų užgožti likusios situacijos kvailumas, nes tai yra tikri žmonės su tikromis šeimomis. Tuo tarpu visa tai yra patikima, bent jau parado metu, nes Jungtinės valstijos gali sąlygoti likusią savo paramą Ukrainai priklausomai nuo Kijevo laikymosi susitarimų. Kiek žinome, Jungtinės valstijos vis dar teikia žvalgybinę informaciją apie Rusijos oro gynybos sistemų dislokaciją. Apie juos pakalbėsime netrukus.
Be to, Ukraina taip pat gauna amerikietiškų ginklų per NATO partnerių pirkimus. Dabar Irano karas tikriausiai paveikė kiekvienos iš šių pagalbos formų vertę. Žinome, kad Baltieji rūmai viešai įspėjo, jog europietiški pirkimai greičiausiai vėluos, nes Jungtinės valstijos teikia pirmenybę savo sandėlių papildymui po to, kai karo metu išnaudojo tiek daug išteklių. Beje, karas, kuris, kaip teigiama, vis dar neatsinaujino, nors jau kelias dienas Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeičia ugnimi. Taip pat tikėtina, kad Rusijos žvalgybos analitikai buvo perkelti dirbti su Irano klausimais, todėl Ukraina gauna mažiau tiesioginės informacijos apie Rusijos judėjimus. Bet kuriuo atveju Ukraina norėtų apsaugoti ilgalaikį, tų gyvybiškai svarbių paramos kanalų saugumą, todėl akivaizdus pergalės dienos paliaubų pažeidimas nebūtų buvęs patartinas. Kitoje spektro pusėje Rusijos patikimo įsipareigojimo klausimas aiškesnis. Kai tai sakau, suprantu, kaip retai teigiu, kad Rusijos įsipareigojimas yra patikimas, bet vis dėlto taip yra. Jei Maskva būtų pažeidusi susitarimo sąlygas, Ukraina nebūtų jautusi jokios pareigos toliau leisti paradui vykti saugiai. Manau, kad tai yra teigiamas ženklas dėl tikro karo sprendimo eigos palyginti su alternatyva, bet dar tikrai nepradėsiu planuoti pensijos. Tačiau pokalbyje kažko trūko. Ir aš turiu omenyje, kad trūko, nes žinios apie paliaubas net nepateko į pagrindinės JAV vakaro žinių laidas. Manau, tai tik parodo, koks didelis paliaubų nuovargis šiuo metu vakarų šalyse. Bet kuriuo atveju pokalbyje nebuvo paminėta, kad žala jau buvo padaryta. Paliaubų susitarimas buvo pasiektas tik paskutinę akimirką, gerokai po to, kai Rusijai jau reikėjo planuoti paradą be paliaubų. Propagandos požiūriu, Kremlius sumažino šių metų parado mastą ir atsisakė sausumos karinės technikos, iš dalies dėl saugumo sumetimų, o iš dalies todėl, kad šaliai trūksta atsarginės įrangos. Kadangi trūko tikros technikos, vietoj jos jie rodė vaizdo įrašus su technika, kuri tikėtina naudojama netoli fronto linijų. Ir dabar, kai rodau jums Brawl kadrus, kuriuos jie transliavo per paradą, esu priverstas susimastyti apie filosofinį klausimą, ar mano naudojimas techniškai paverčia juos Kroll. Mažiau filosofiškai kalbant, manau, jie net nenorėjo, kad antrojo pasaulinio karo laikų T-34 tankas pasirodytų kasmetiniame parade, kad dar labiau neatkreiptų dėmesio į šiuolaikinės technikos trūkumą. Net Putino kalboje trūko laukto raginimo susivienyti dėl specialiosios karinės operacijos. Buvo tik užsiminta, kaip Rusijos kariai susiduria su agresyvia jėga, kurią ginkluoja ir remia visas NATO blokas. Įdomus teiginys, turint omenyje, kad renginyje dalyvavo Slovakijos ministras pirmininkas. Tačiau nepaisant viso NATO bloko, galbūt įskaitant, o galbūt ir neįskaitant Slovakijos, paramos mūsų didvyriai žengia į priekį. Žinoma, ir pastaroji dalis nėra visiškai teisinga. Fronto linijos stebėtojai rodo, kad situacija vietoje yra arba stabili, arba kad per pastaruosius kelis mėnesius Ukraina pasiekė tam tikrų laimėjimų. Be to, užsienio garbingi svečiai, kurie dalyvavo, nebuvo vakarų priešpriešos koalicijos elitas, įskaitant Slovakiją, o veikiau tie, kuriems nuobodu gegužės savaitgalį. Praktiškai kalbant, Rusija prieš kelias dienas turėjo pradėti perkelti savo oro gynybos sistemas į Maskvą. Atitinkamai, Ukraina jau buvo pasinaudojusi atsivėrusią progą kitur. Gegužės 7 ir gegužės 8 atrodo, buvo pagrindinės taikinio datos, per kurias įvyko galbūt antra pagal dydį dronų ataka, kurią Ukraina surengė nuo karo pradžios. Atrodė, kad viskas vakarų Rusijos pusėje buvo taikinys, įskaitant pačią Maskvą, naftos perdirbimo gamyklas ir Jaroslavlę. Oro eismo valdymo centras ir tyrimų centras Rostove, kažkas Permėje ir galbūt FSB pastatas Čečėnijoje. Tai dar papildomai prie kitų atakų įvykusių anksčiau šią savaitę, įskaitant flamingus migravusius į gamyklą, gaminančią navigacijos įrangą Čiuvašijos Respublikoje. Tikėtina, kad Ukrainos smūgių dažnis per artimiausias kelias dienas sumažės. Pirma, nes Ukraina tikriausiai iš anksto naudojo savo atsargas, kad pasinaudotų situaciją, o antra, nes Rusijos oro gynyba sugrįš į strategiškai tinkamesnę padėtį. Tačiau Rusijos oro gynyba išlieka pagrindiniu Ukrainos taikiniu.
Ir jei Kremliui nepavyks pakeisti šios tendencijos, ilgalaikė oro karo trajektorija rodytų dar didesnius ekonominius nuostolius Rusijai. Taigi, kokias pagrindinės išvadas galime padaryti šiandien? Tai iš tiesų buvo kvailiausios paliaubos. JOV pozicija leido minimalias paliaubų sąlygas laikyti patikimomis. Ir iki paliaubų pradžios Ukraina jau buvo gavusi didžiąją dalį galimos naudos. Tuo tarpu, dar daugiau naudos galite gauti perskaitę vieną iš šių 2 knygų apie karo kilmę. Daugiau informacijos apie jas rasite vaizdo įrašo aprašyme. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime kitą kartą. Saugokitės.